Kuriozišką sezoną išgyvenęs Vilniaus Ryto klubas bando dėliotis artėjančio sezono pamatus. Šiandien pranešta apie rimtus planus namų rungtynėms artėjančiame sezone. Klubas namais dabar laikys ne 2, o 1 areną. Po anksčiau nei planuota pasibaigusio sezono Vilniaus Ryto klubo vadovybė aktyviai stato komandos pamatus. Kol vis dar nėra patvirtintų žinių apie naująjį vyriausiąjį komandos trenerį, šiandieną komandos valdžia paskelbė apie artėjančio sezono komandos rungtynių namus. Sirgalių bazė yra esminis rodiklis, nes matėm, kad jau tikrai net ir nuosekartai žaisdami didesnėje arenoje, nes tai yra taip tildom, tai nesatildom, bet tikrai netildom aktyviai Vilniaus arenoje. Ir arenos dydis tikrai ribodavo, kiek abonementų galim parduoti. Komandos generalinis direktorius neslėpia, jog tokiam sprendimui daug įtakos turi praėjusiame sezone dar labiau suaktyvėję komandos sirgaliai. Mes esame labai aiškiai įsivarinę, kad mūsų tikslas yra auginti sirgalių bazę. Jei matom, kad didėja, matom, kiek keliauja jos, kiek jinai visur dalyvauja aktyviai, bet mes sakome, ir mes turim neriboti jos ir leisti iš tikrųjų jai irgi augti. Tiesa, Martynui Gigai tik perėmus klubo generalinio direktoriaus pareigas jau buvo kalbų apie tai, jog pastovieji komandos namai turėtų būti dar statomo nacionalinio stadiono teritorijoje atsirasanti arena. Yra žinoma ir preliminari statybų pabaigos data. Pagal planą 28 vasarį yra diena, kurioje paskutinis laikotarpis, kada turi jau baigti statybą arenos. Mes kol kas to ir laikomės. Tik tai, aišku, šiek tiek galbūt ir nerimo yra, nes statybose visko ten būna, bet suprasdami to, aišku, visi laukia kuo greičiau. Komandai sirgalių palaikymo arteinančiame sezone tikrai reikės, nes artėjančio sezono planas ambicingas – apginti čempionų vardus FIBA čempionų lygoje bei reabilituotis po patirto fiasko nacionaliniu mastu Lietuvos krepšinio lygoje.